Taigi labas vakaras ir sveiki atvykę į Kauno rajono meno mokyklą švenčiančią 50 metų jubiliejų. Labai džiaugiuosi, kad turime svečių ir šiandieną kartu su mumis Kauno rajono savivaldybės vicemerė Raminta Popovienė. Regina Lukaševičienė. Kadangi jis pas mus atskrenda, mes negalim kitaip. Ačiū labai. Labai džiaugiamės iš tikrųjų šiandieną matydami buvusį mokyklos direktorių Leoną Galvydį. Jubiliejaus proga parengėme 6 renginių ciklą. Taigi pirmasis renginys skirtas mokyklos 50-mečiui vyko rugsėjo 11 dieną Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejuje Vilkijoje ir atidarėme Kauno rajono meno mokyklos Vilkijos filialo dailės skyriaus mokinių darbų parodą. Didelis ačiū mokytojams ir mokiniams paruošusiems parodą. O šiandien visų laukia antrasis Kauno rajono meno mokyklos renginys, kuriame pasirodys mokytojai. Ir iš tikrųjų šiandieną nereali šventė, todėl kad netaip dažnai galima pamatyti tiek mokytojų grojančių scenoje ir tikrai bus labai gražus vakaras. Dar pasinaudodamas progą norėčiau pagarsinti ir kitus mūsų renginius. Taigi spalio 18 dieną šioje scenoje vyks koncertas, kuriame pasirodys geriausi meno mokyklos mokiniai ir ansambliai. Spalio 23 dieną Garliavos bibliotekoje atidarysime dailės skyriaus mokinių parodą. Spalio 26 dieną taip pat šioje scenoje koncertuos buvę mokiniai, kurie atvyksta iš Estijos, Belgijos, Olandijos, Danijos ir Lietuvos. Ir be abejo, mūsų finalinis koncertas tai lapkričio 10 dieną Kauno nacionaliniam dramos teatre ir išvysime miuziklą naujai pastatytą šiais metais, tai yra Kas liepynėj susipynė. Ir šiame miuzikle dalyvaus 250 Kauno rajono meno mokyklos mokinių. Štai tokie renginiai mūsų laukia, o dabar labai norėčiau pakviesti sveikinimo žodį tarti Kauno rajono savivaldybės vicemerę Ramintą Popovienę. Miela Regina, tarybos narė, gerbiamas Gintarai direktoriau, gerbiami direktoriai, gerbiamas Leonai, miela Regina, tikrai kaip smagu susitikti visiems šioje salėje, tokia, sakyčiau, kamerinėje aplinkoje, šiltoje aplinkoje, kuomet, man atrodo, suskambės patys gražiausi, patys profesionaliausi garsai, mokytojų garsai. Bet žinote, tikrai įžengėte labai gražų laiko tarpsnį į būtent šios mokyklos 50-mečio tarpsnį. Ir tie renginiai, prasidėję renginiai, tikrai taip labai gražiai susidėlioja į tą pagrindinį, finalinį renginį. Bet žinoma, kalbant apie pačią mokyklą, apie tai, kad jai 50 metų, tai tiek galvojant apie žmogaus amžių, tiek apie įstaigos veiklos metus skaičiuojant, na tai labai graži, galima sakyti, branda. Tai yra iš tiesų visa istorija. O mokyklai tai yra tikrai labai brandi istorija. Su visa eilė, kaip ir direktorius sakė, absolventų, kurie išsibarstė po visą pasaulį. Su begalė daugybė moksleivių, kurie baigė šią mokyklą ir prisimena su labai didelė galbūt nostalgija būtent lankymą šios mokyklos. Ir žinoma, ta istorija
niekas kitas kuria tik tai būtent jūs patys. Ir dabar dirbantis mokytojai, besimokantis mokiniai, ir tie, kurie baigė, ir dirbo, ir kūrė šią mokyklą, šios mokyklos istoriją. Tai labai nuoširdžiai norėčiau tikrai visiems padėkoti už tą mokyklos istorijos kūrimą, už kiekvieno jūsų prisidėjimą, už tą indėlį, už tą, kokia jinai yra dabar ir kokia jinai bus. Tai labai nuoširdus ačiū, džiaugiuosi, kad šiandien esu kartu su jumis, kad galėsiu paklausyti, pailsėti ir tikrai pabūti kartu su jumis muzikos garsuose. Tai gražaus koncerto ir tikrai gero buvimo visiems kartu. Gal ne visi žinome, bet Raminta Popovienė yra baigusi Lietuvos muzikos ir teatro akademiją ir įgijusi chorinio dirigavimo specialybę ir iš tikrųjų puikiai supranta mūsų mokyklos problemas ir labai jaučia mūsų poreikius. Taigi ačiū Jums. O dabar šiek tiek istorijos. Taigi Kauno rajono meno mokykla savo veiklą pradėjo 1974 metais, rugsėjo 1 dieną ir tuometinė Garliavos vaikų muzikos mokykla glaudėsi Jaunučių vidurinėje mokykloje. Ir toje mokykloje darbą pradėjo 7 mokytojai. Šiandieną iš tikrųjų istorinė akimirka ir dabar labai paprašysiu garsiais plojimais pasitikti mokytoją, kuri pradėjo savo veiklą 1974 metais, rugsėjo 1 dieną ir išugdė be galo daug talentingų mokinių, kurie yra respublikinių ir tarptautinių konkursų laureatai. Taip pat man labai teko didelė garbė su ta mokytoja ir šiuo metu mes turime duetą ir tikiuosi sudalyvausime dar ne viename koncerte ir konkurse. Taigi dabar jūsų plojimai aidi ir į šitą sceną kviečiu pakilti Gražiną Reginą Lickienę. Garsiau paplokime. 50 metų maždaug. Dar viena mokytoja, kuri visai nesenai dar buvo Kauno rajono meno mokyklos mokytoja, bet dabar šitą mokytoją galima sutikti įvairiuose koncertuose, įvairiuose renginiuose ir besidominčią muzikiniu gyvenimu ir dažnai labai mūsų aplankančią. Tai kalbu apie Ariadną Pakštienę. Metų į kolektyvą prisijungė. Ir šiek tiek anksčiau meno mokyklą paliko, bet šiandien yra kartu su mumis Ilona Lukaševičienė. Šiuo metu mokykloje dirba 82 mokytojai. 7 Vilkijos filiale, 7 Babtų filiale, 26 Raudondvaryje ir 56. Jeigu kas labai gerai skaičiuoja, tai skaičius yra didesnis negu 82, nes kai kurie mokytojai dirba ir Garliavoje, ir Vilkijoje, ir Babtuose. Taigi, artėja viena iš gražiausių švenčių mums mokytojams, tai yra mokytojo diena. Mokytojo darbas nėra lengvas. Tai pašaukimas, reikalaujantis kantrybės, jautrumo, įžvalgos ir atkaklumo. Jūs ne tik dalinate žiniomis, bet ir įkvėpėte, vedate savo mokinius kūrybos keliu, rodote jiems, kaip atrasti save meno pasaulyje. Myli mokytojai, esu labai dėkingas už jūsų darbą, už jūsų atsidavimą, už tai, kad esate pavyzdys savo mokiniams. Ir linkiu jums neblėstančios kūrybinės energijos, įkvėpimo, džiaugsmo, matyti, kaip jūsų mokiniai auga ir tobulėja. Jūsų darbas turi didžiulę reikšmę ir šiandien norisi dar kartą priminti, kokie jūs svarbus mūsų mokyklos gyvenime. Taigi, mėly mokytojai, sveikinu jūs mokytojų artėjančios mokytojų dienos proga.
kadangi kokia šventė be dovanų, tai mano dešinėje arba jūsų kairėje, kai išeidinėsite, tai prašau, mielos mokytojas, pasiimkite Garliavos vaikų muzikos mokyklos mokytoją, buvusią pavaduotoją ir 19 metų dirbusią vadovės darbą, Reginą Guobę, kuri išties labai prisidėjo prie jubiliejinio renginio ir tą progą išleido leidinį. Taigi kviečiu Jūs pristatyti savo leidinį. Yra džiugu šiandien susitikti tokiam šventiniam laikotarpiu. Tai spalio 1 diena buvo Tarptautinė muzikos diena, meno mokyklos 50-metis nuo rugsėjo 1 ir dabar dar artėja mokytojo diena. Tas prabėgęs 100 metų prabėgo tekinas. Laikas nepaliaujamai skuba ir nesustos. Bet tikrai mes turime kuo pasidžiaugti. Tuos visus 50 metų mokyklą lankė tūkstančiai vaikų, dirbo daug atsidavusių mokytojų. Tuos mokytojus, vaikus ir vaikų tėvelius vienijo, jungė muzika ir dailė. Koncertai, konkursai, visokios šventės. Ir pagrindinis tikslas visų mokyklos mokytojų, tėvelių ir visų muzikos ir dailės mylėtojų, pagrindinis tikslas buvo vaiko sėkmė. Ir mokykla gali labai pagrįstai didžiuotis, labai daug turėdama visokių žymių Respublikoje ir užsienyje vykusių konkursų nugalėtojų, laureatų. Daug vaikų pasiekė puikių rezultatų. Dar kartą mes pasidžiaugsime vieni kitais ir norėčiau priminti Čiurlionio žodžius. Čiurlionis sako, kad muzika ir dailė tai yra Dievo pasiuntinys, skirtas žadinti mūsų sielas ir raminti širdis, pavargusias nuo visų kasdieninių darbų. Tai taip kalbėjo Čiurlionis. Niekas nepasikeitė. Visi mes turime širdis, visi turime rūpesčių ir visi pasidžiaugime tuo, kad šiandien galime prisidėti prie jaunosios kartos ugdymo. Taip pat noriu palinkėti visiems būti laimingiems, kad esame susiję su muzika, kad džiaugsmą ir gėrį skatiname ir diegiame į jaunimo širdis. Ačiū už dėmesį, laukiame jūsų koncertų. O ką tai pradaro? Ir ką, tris kartus darom? Darom. Valio! 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 Ir vieną tokį vaikišką pašėlusį. Valio! Viskas, gerai. Tai jums leidus, aš dabar užpučiu, gerai? Palauk, Tomai! Prieš pučiant reikia sugalvoti norą. Tai gerai, palauk, tai jau sugalvosiu norą. Jau sugalvoju. Palauk, Tomai! Taigi galim visi kartu sugalvoti norą. No, visi kartu. Taip. Visi kartu. Visi kartu. Taip. O gal geriau žinot? Metukai. 50 norų! Ai, supratau. Tai 5 metukai, ne? Taip. Ir 50 norų. Taip. O kur gausim 50 norų? Sugalvosim? Taip. Sugalvosim? Taip. Taip. O ką jie veikia? Jie sugalvoja. Jie sugalvoja norą? Taip. 50 norų. Tai gausim 50 norų. Ir 5 metukai. Taip. Taip. Gerai, švenčiam 5 metukus, 50 norų. Tai gal užsimerkiam? Tai gal sugalvojam norą? Jau. A, jūs nemiegate, ne? Nežinot, ką reiškia užsimerkiam. Jūs labai fainas. Gerai, užsimerkiam. Sugalvojam norą Kauno rajono meno mokyklai jubiliejaus 5 metukų progą. Atsimerkiam ir pučiam.
Ne, palaukit. Žinot ką, paimkim ir nepūskim. Žinot kodėl? Nu? Ogi todėl, kad visur gimtadieniuose perka žvakutes, jas investuoja, tik uždega ir iš karto užpučia. Nesąžiningai. O tikrai. Mes padarykime čia kitaip, čia meno mokykla. Reikia iš kito kampo viską pažiūrėti. Tai žinot kaip? Atpalikim, tegul dega, pažiūrėsim per kiek laiko sudegs. Gerai? Gerai. O kol degs, tai einam mes kažkur kitur. Va, čia padėkime. 5 metukai. 0. Iš kur tas 0? Jums 0 kažką reiškia? Mums tai nieko nereiškia 0. Laura pradės pradžią, skelbs pradžią. 1, 2, 3 ir šventinis. Suk. Palak, aš to padės. Ir... Ema, nereikia. Imk laikyk iššovėm. Tai ką, sveiki, pradėsime šventinį koncertą. 5, dėmesys į 5. Fokusuokit, kad sapnuotumėte šiandien 5 gerai. 50 norų ir skaičius 5. Tai ką, pradėsime šventinį koncertą? Pradedam. Tai jūs galite daryti tokį Nu, darykit. Pradedam šventinį koncertą. Mėlieji, taigi, pirmieji šiandien, kurie ateis į šitą mūsų šventinę sceną, tai pamatysite mūsų labai mylimus mokytojus. Kviečiame Rūta Taurienė, smuikas, Goda Palskytė Mineikienė, fortepijonas. Ir girdėsite, tai būtų mano mylimiausia atlikėja, nežinau, ar jį galima pavadinti netgi kompozitorium, bet jisai turbūt ir kompozitorius, tai Astor Piazzolla. Pakelkit ranką, mokytojai, ar esat kas nors šokęs tango? Ne. Tai kaip galima groti tango, Piazzolla nemokant šokti tango? Atsiprašau, gerbiamas direktorius. Būtinai reikia po pamokinę veiklą įvesti. Tango. Viskas, tai paplojam, sutinkam kolegas.
Jacksono Henry medicininį kūrinį Moon River. Kas jums yra, jūsų kalba pasakysiu, fainas mokytojas? Linksmas, energingas. Žiūrint, jūs tai man atrodo ar maslaus. Ne? Ypatingas. Ypatingas? Taip. O ko jis yra ypatingas mokytojas? Kokiam savybėm galima pasižymėti ypatingas mokytojas? Originalus, kūrybiškas, ką jis turi? Pašėlęs, čažą, ne? Taip. Labai. Tai gal norit pasakyti kažką smagaus mokytėjams ir rytojaus mokytojams, ne? Galit pasveikinti nuo savęs. Sveikiname su artėjančia mokytojų diena. Ačiū. Iš tikrųjų, noriu pasakyti, kad mes šiek tiek šiandien improvizuojam, tai jas palaikykite. Aš mokinu šitą meno ir aš visada jums sakau, kad improvizacija tai yra savotiškai visada ėjimas į dilgėles, nes nežinai, kas tavęs laukia. Tai va čia mes šiek tiek žaidžiam, ar ne? O dabar, mergaitės, aš noriu pristatyti jums kitą kūrinį. Gal tu nori, Laura? Gerai. Gerai, prašau. Trečias. Tai čia atlikėjas ir kūrinys. Andrius Daučianskas, akordeonas, skambės Astor Piazzolla Libertango.
ir Daučansko aranžuotė. Tai kviečiame Audrių į sceną, paplojam ją. Nes klavišai juodi ir nematau, kažkaip jas laukia. Aš šiaip jeigu atvirai, tai pasakysiu tokią pastabą. Ir turbūt kiekvienas žino, mokytojas. Dainuoja atlikėjas dažnai užsimerkęs dėl to,
Kaip? Mėgaujasi? Tai garsiau pasakyk. Ne man. Nes jisai įsivaizduoja, ką dainuoja. Arba ką groja. Taip. O šiuo atveju Astor Piazzolla per tanką. Vienas žinomiausių jo kūrinių apšininkų. Gerai, ačiū mergaitės. O dabar ką? Pranešime kitą kūrinį. Ir kitą atlikėją, meno mokyklos mokytoją. Ir kviečiame į sceną Ąžuolą Paulauską, klarnetistą, ir atliks kūrinį Šolom sekunda Baimil Bist Dušon ir Nikolai Rimski-Korsakov Kamanės skrydis. būtumėt trys scenoje ir dar grotumėt kiekvienas su 2 instrumentais, tai čia gautųsi beveik orkestras. Norėtumėte taip grot? Na, tai, va, matot, jūs Ąžuolui padarėt vieną gražų dalyką. Žinot kokį? Mokytojas yra įkvėpėjas.
Tai vat mergaitės dabar, jos yra įkvėptos jūsų atlikimu. Ačiū Jums! Ir kvietime dabar Laurą Šepitytę Paulauskienę, kuri atliks kaset Mešavakiant Putį kūrinį, arba išvertus, kai apkabinsi mane. Ar gerai perskaičiau? Labai toks įdomus pavadinimas. Jūsų išsigalvotas, taip? Skutas. Taip, jūsų autorinis darbas. Ir norėjau Lauros. Jaudinatės? Aš jaučiu. Aš norėjau užduoti klausimą. O kas jums kūryba? Mano laisvė, įkvėpimas, ramybė ir meilė. Tai pakvėpuoju tiesiog. Tai Nusiraminimas. per kūrybą savotiškai jūs išreiškite save ir tą žodį tokį pavartosiu, išsiliejate tiesiog. Ačiū. Labai ačiū. Ir dabar noriu pasakyti, kad aš nenoriu jūsų dar paleisti, nes aš matau, kad jūs esate ir prie kito kūrinio dar prisidėjusi. Taip, linksmesnė. Linksmesnė. Tai čia įvadas savotiškai buvo. Taip. Tai prašau. Aš pakviesiu ir jūsų kolegas. Tai aš labai norėčiau pakviesti Juozą Stupinską ir dar Ąžuolą taip pat Paulauską ir jie atliks kūrinį Dizzy Gillespie. Ir naktis mintyse.
toliau? Taip, taip. O jei aš paklausčiau jūsų tokio klausimo, jūs ateinate į meno mokyklą. O ko jūs čia ateinate? Mokytis. Bet jūs į mokyklą einat mokytis. Mokytis groti. Dainuoti. Vaidinti. O ką? Tai priklauso nuo gyvenimo kelyje. Oho, posūkis koks įdomus. O dar kodėl ko? Kokia mislė, ne? Kol galvosite atsakymą, aš tada pakviesiu į sceną kitą atlikėją, gerai? Gerai. Tai eikit mergaitės, galvokit atsakymą. O dabar į sceną norėčiau pakviesti Arną Čibanauską. Jis atliks kūrinį Joy Hisaishi Merry Go Round of Life.
ateinat į meno mokyklą? Vilnius nemoka, nieko veikti namuose nemoka. Ir kad negalėtume ant papus išsidrėbę, žaidžiu telefonu, kad nebūtume kaip bumbukai. Kaip, kas nebūtume? Kaip bumbukai. Taip. O čia tai atsakymas. Originalus papuojam. Bet, o taip jeigu atvirai kalbant, ar nėra čia tai kaip įvedė, kaip kartais kalba? Ne. Mes ką? Tikrai? Taip. Mes atprašom mamų, kad eiti. Prašot mamų, kad ateiti čia. Taip. O ne vaikai. Gerai. Ačiū, patikėjau. Viskas, paplojam mergaitę. Prieš šitą šventinį jubiliejinį renginį, mergaitės pasakė, sakau, o koks mokytas jums labiausiai patinka? Ir ką jūs man ten atsakėt, koks mokytas? Koks mokytas, Laura? Linksmas, bet koks mokytas vardą paminėkit? Tomas? Ne Tomas buvo. Sėdi pirmoje eilėje ir čia durų. Rytas! Rytas! Kviečiame labai Rytį, Janulionį ir Agnę Petraitytę. Ir jie atliks kūrinį Franco Leharo Paganinio ariją iš operetės Paganini. Vokalinis ansamblis Fojų. Na ką, norėčiau pakviesti Gintarą Vilčiauską, Birbynė. Kviečiu Agnę
Daučanskaitė, Kubilevičienė, akordeonas, kviečiu Audrių Daučanską, akordeonas ir Rytį Janilionį baritonas. Ir jie atliks kūrinius 2, tai Gintarai, muzika Kulikausko žodžiai Kukonto ir Žiemą vasarą. Vytautas Škernas. Viską gali jūros valia, vaše gelsvame, krisme skaidrėme, sustoja laikas. Vakare aukšta banga, gintarais naudojam doš, ir pavirs gyvi lašai, iš tylios gelmės, pamirštų krantų šviesa. Suspindės vėl pro metus, gal ne mums jau bus skirta, bet vis tiek vėl mėgs. Tu paklausyk, kaip neša smėlį, tu pažiūrėk, žolę užėlė vaiko žaislai, langai praverti, kalnai ištiesti ir paukščiai tai mūsų švelniai laikyk. Sakų saujelė jūra tikėk, ji viską gali jūros valia, vaše gelsvame, krisme skaidrėme, sustoja laikas.
lėlę, pasirinksiu laivę, pasirinkęs laivę pas tave išplauksiu. Rytą vakarą, žiemą vasarą, saulė šviečia vietoje, svingant sodą, riešutam vairą. Lauk manęs, karais papievas, rūkas vaikštinėlė, na visą vakarą, noriu susikrėti. Susikvietęs rūką, pasirinksiu laivę, pasirinkęs laivę pas tave išplauksiu. Rytą vakarą, žiemą vasarą, saulė šviečia vietoje, svingant sodą, riešutam vairą. Lauk manęs. Ko jūs turėtumėt mergaitės palinkėti moteriai? Linksmybės, Ko? Nematė man tiems. linksmybės, sveikatos. Linksmybės? Linksmybės ir sveikatos. Ko dar? Man atrodo, kai linksmas žmogus, tai jis ir sveikas. Dar gerų mokinių. Gerų mokinių. Aha, gerai. Ir ko dar? Ramybė. Ramybės su jumis. Linksmybės ir ramybės. Gerai. Aha. Ir kad visi metai sektųsi. Tai ačiū už palinkėjimą. Tai aš žinokit, mergaitės jau bus paskutinis kūrinys. Nebent jūs dar kažką padarys. Juokauju. Aš manau, kad jeigu norėsite pamatyti, ką jos moka daryti, tai visus labai kviečiu lapkričio 10 dieną į Kauno nacionalinį dramos teatrą, kur mes parodysime nuostabų naują miuziklą ir repetuojam Tai kas liepiniai susipynė. Ar kviečiat visus? Taip. Spėsi? Bet nebus atostogų. Taip. Ema, tu negirdėjai. Gerai, viskas, ačiū. Tai ką, kviečiu dabar paskutiniam kūriniui taip pat mūsų meno mokyklos mokytojus. Tai Juozas Trupinskas, saksofonas, Raimundas Arnašių, trimitas, Paulius Polionis, mušamieji, Simas Remeika, tūba, Remigijus Terminas, trombonas ir atliks kūrinį Louis Armstrongo Royal Garden Blues.
ansamblis For You. For You. O čia Juozas, Raimundas, Nėra pavadinimo. Kaip mes juos... Vardu. 1, 2, 3 pasakot vardą. Gerai, šaunu. 1, 2, 3. Pavadinimą. Linksmybės. Kaip? Aukso gabalėlis. Kas? Aukso gabalėlis. Aukso gabalėlis? Padėkokim instrumentiniui ansambliui Aukso gabalėlis. Dar vieną ir per šitą kūrinį aš labai kviečiu į sceną visus mokytojus, kurie šiandien čia dalyvavo koncerte. Prašom, ateikit per visą šitą kūrinį, o paskui ir visus likusius kviečiu. Žodžiu, Aukso gabalėlis ir dar vienas kūrinys. Ir tai yra toksai tramplinas į visus meno mokyklos jubiliejaus renginius, mėlėjai. Paplojam, jiems važiuoja!